Na ką, sveiki visi žiūrintys žvejybos kanalą. Atvažiavau prie upės, bandysiu sugauti šapalą. Oras kaip ir visai nieko, tikrai geras, bet turim vėją. O žinot patys, jeigu norim sugauti šapalą suplūdę, tai tas vėjas nėra labai gerai, bet atvažiavau į tokią fainą vietelę visai. Čia tokia kaip ir mužovėje kažkiek yra. Matot patys, tokie visai fainas ruožas. Pabandysiu šitą ruožą praseit. Tada turiu dar du taškus, kuriuos norėčiau visai pabandyti. Tai ką, negaištam laiko, nešam įrankius, rišam sistemėlę ir bandom sugauti šapalą. Gero žiūrėjimo. Tai va, sistemėlę kaip ir susirišau. Tai naudosiu va tokią plūdę. Daug kas ją vadina morka. Tada slankinčiai svareliai. Nepamirškit visada upiai, kaip pasakyti, kai žvejojat ant batono, labai susuka pavadėlį. Tai naudokit dvigubus ar gal net trigubus suktukus. Tai žinokit, labai padeda, nes vis tiek, kai uždeda tą batoną ir tą batoną labai veikia ta srovė. Ir tą valą suka ir, kaip pasakyti, gaunasi tas pavadėlis nebetiesus, o visas toks kaip garbanotas. Tai naudokit būtinai va tokius dalykus ir tikrai, žinokit, išvengsit tų nesklandumų. Apie kabliukus, tai naudokit gerą kablį. Svarbiausia, kad būtų ilgu koteliu. Galiu parodyti. Va, naudoju tokius kabliukus, nes šapalo, kaip pasakyti, lūpa yra labai kieta, įkirsti yra tikrai sunku, tai naudokit gerus kabliukus ir pasiteisins. Tai vat, apie masalus. Apie masalus tai yra labai paprasta. Aš visada naudoju dviejų batonų rūšis perku. Nenaudoju, perku dviejų skirtingų gamintojų. Nes dažniausiai vienas būna labai sausas ir labai blogai dedasi ant kabliuko. Tai dažniausiai kitas išgelbėja. O jeigu nepadeda ir tas, tai tada jau trečią tikrai neperku, nes tiek net nesunaudoju, o pinigus mėtyti tai tikrai neapsimoka. Tai vat, apie sistemėlę kažkiek tiek, apie jaukus irgi kažkiek tiek. Tai ką, bandom eit ir bandom sugauti. Apie vaikščiojimą prie upės, tai stenkitės vaikščioti tyliai. Patikėkit, šapalas labai protingas žuvis. Ir į kiekvieną tokį krebždesį tikrai labai girdi. Taip, kad netriukšmaukit. Prieinam tyliai. Atsirandam jums patinkančią vietą. Ir bandysim daryti pirmus pravedimus. Iš tikrųjų, taip pat labai net nekantrauju ir noriu. Apie gylį. Tai dedu kažkur, nepilną metrą. Apie patį uždėjimą. Imam gabalą batono. Ir ką dabar darom? Apspaudžiam kotelį. Ir sakau, gaunasi va toks, net nežinau kaip pasakyti, bet apspaudžiam kotą, kabliukas matosi, šita vieta, kai sušlampa, gaunasi toks kaip snarglys. Ir patikėkit, tai veikia ir tikrai vilioja šapalą. Antuokit, žodžiu, jūs niekada negalite žinot, kur ta šapala stovi ir kur jūs paimsi jūsų masalą. Pravedėt vidurį, pravedėt kitą krantą, pravedėt savo krantą, kuriam žvejojat. Vėl pakartojat, nėra 10-15 žingsnių, vėl metat, bandot ir taip ieškat. Ir tikrai atrasit. Aišku, tokį žūklį yra geriausia, kad vėjo nebūtų, nes tada ar plūdę gerai matot. Bet yra kaip yra, čia nėra ko skūstis.
Šiaip koks geras jausmas po tos žiemos. Plūdinė meškerė plūdė. Saulutė šviečia. Geras jausmas, žinok, pabandyk. Pabandėm, paėm biškį toliau. Vėjas tai žiaurus. Matos, kaip nerimsta vėjas, kaip viskas gerai matos, kaip tu gali labai kontroliuoti plūdę, matyti valą. O kai yra didelis vėjas, tai tą valą neša, plūdė visą linguoja, nesuprantat, kas daros. Šiaip dažniausiai šapalas tai plūdę nardina, bet būna, kad jis mėgsta pasimaivyti, tai tą plūdę kaip ir pakelia, kaip ir niurksi, priklauso ir aišku nuo šapalo dydžio. Ir mano aktyvumo, ar jis aktyvus, neaktyvus. Nėra. Nu, kol kas nieko. Bandau ir didesnį gabaliuką, ir mažesnį. Ir su giliu pažaidžiau, tai padidinu, tai pamažinu. Kol kas ramu. Gali būti, žinokit, kad ir nieko nepagausiu. Gali būti ir taip. Leidžiu šiaip iš tikrųjų tikrai ganėtinai toli. Šitą plūdę tai labai matosi gerai iš tikrųjų. Gal net ir jų matosi, nežinau. Ten va kur medis, ten va tiesiai. Man dabar ir aš jau beveik nebematau. Kibimas jaučia. Ajajaj. Turėjom pirmą kibimą. Jei taip gražiai panėrė ir
dar kartą pradam prarasti. Turim. Ai. Koks geras jausmas. Gražus riebus šapalas. Yes. Eina, sako, gražuolis. Pažiūrėkit. Liuks. Dubysas gražuolis. Labai graži žuvis. Leidžiam. Ate. Yes. Liuks. Žiauriai, gerai. Labai džiaugiuosi, kad atsidariau. Ne, dabar dar biški rankos dreba. Visi, manau, supranta tą jausmą. Na, tikiuosi pirmas ir ne paskutinis. Labai tikiuosi. Toks snarglys gaunasi. Geras. Ir šiaip iš tikrųjų net netoli kranto vedžiau. O kibimas buvo toks labai, žinokit, maivėsi. Pakėlė plūdę, kaip ir paguldė ir kaip pradėjo vest. Eina, saukos, kaip gerai. Vat kažkur toj vietoj panašiai ir užkibė. Na ką, bandom. Bandom toliau, gal tikiuosi ne pirmas ir ne paskutinis. Batoną dedam. Sakau, nebijokit paeksperimentuoti. Vieną kartą uždėkit gal didesnį gabaliuką, kitą kartą uždėkit mažesnį gabaliuką. Pažaiskit su gyliais. Tarkim, padarėt pravedimą 1, 2, 3 ant vieno gylio. Tada padidinkit. Pravedėt, pamažinkit, eksperimentuokit. Nebijokit eksperimentuoti, nes gal kartais tas eksperimentavimas ir duoda ta prasme rezultatų. Čia negali žinot. Niekada negali žinot. Jeigu trumpai apie meškeres, tai žinokit, pas mane paprasta 3,90. Tokį upiai 3,90, manau, tikrai užtenka. Rytė irgi paprasta. Nieko čia, kažkokių stebuklingų įrankių tikrai nereikia. Čia, manau, labiau žvejo vaizduotis reikia, kur pravest tą plūdę, kokį gylį pasirinkti, kaip batoną galbūt uždėti didelį ir mažą gabalą. Čia, manau, tas labiausiai turi įtakos. Nu ir svarbiausia, kaip sakiau, gerą kablį. Nes šapalo lūpą tikrai yra žiauriai kieta. Ir kad tą kabliuką įkirsti tą lūpą, tai tikrai reikia gero kabliuko. Ir tikrai reikia meškerės, galbūt, kad būtų kietesnė kažkiek, ne tokia liauna, nes kai jūs darot kirtimą, kad įkirs tą kablį. Jau čia reikės važiuoti į kitą vietą. Nes aš čia vasarą sugaudęs šapalų su karkvabaliu. Tai šitą vietą, ten, kur buvau, tai ten yra gylio. O čia jau ta prasme gylio mažiau. Tai dar kelis metimus padarau ir pabandysiu dar kitą vietą. Nuvažiuot, pasižiūrėti, kas ten.
Jau pirmą ruožą, vieną žuvį pagavau, vieną kibimą turėjau, bet neužkirtau. Tai vat, važiuojam į antrą vietą dabar, prasėsiu antrą ruožą ir dar turiu, kaip ir sakiau, nusižiūrėjęs trečią vietą. Dėl trečios vietos dvėjoju truputį, nes labai didelis vanduo upiai. Tai galiu tos vietos ir neprieiti, nes bus labai daug vandens. Tai vat, važiuojam į antrą vietą, bandom pagauti antrą šapalą. Nu, atėjau iki kitos tos vietos. Per va tą kampą, žinokit, buvo reikalų. Bet praėjau. Tai va, čia iš vis net vėjukas nėra. Tai va čia, žinokit, ir pabandysim, nes čia yra labai daug gylio. Tai va taip gražiai palei tą krantą ir leisim plūdelę. Bandom. Ir bandau čia palei patį krantelį pravesti. Nes ten vienoj vietoj, kaip ėjau pradžia, tai ten yra smėliukas. Ir tokios kaip ir pagilėjimai, ir gilu, ir seklu. Tokiais įdomus dugnas. Tai kažkaip labai tikiu, kad ten sėdi šapalas. Kaip ir sakiau, tai didesnį gabaliuką pabandau, tai mažesnį. O dabar bandau žaisti su gyliu, gal pataikysiu. Ir pabandom praeit dar ten toliau. Čiut. Čia dabar va turiu dar tų repučių. Vandenį biškį taip šlapinsiu. Pamėtysiu. Tegu vilioja šapalą. Ir bandysiu palei tą vietą plūdelę. Nes praeitą pavasarį tai čia tikrai gražių šapalų pagavau. Tai kažkodėl tai ir tikiu šitą vietą labiau negu ta, kur buvau pradžiai, bet vieną šapalą pagavau. Visai norėčiau antro. O dabar taip atsisėdęs į mašiną pagalvojau, gal atvažiuoti rytoj dar pabandyti. Tai gautųsi gal įdomesnis video iš dviejų dienų. Nes, kaip pasakyti, šiandien atvažiavau gal kokią 11, dabar jau realiai 5. Tai irgi visai nemažai laiko skyriau. Bet tik viena žuvis, tai gal antrą dieną dasidėtų. Būtų ir jum įdomiau. Galbūt pagaučiau rytoj daugiau, tai gautųsi toks neblogas, manau, video. Tik nežinau, kaip rytoj oras. Jeigu oras leistų, tai gal ir būtų visai įmanoma. Jeigu neleistų, tai nežinau. Tai va, jeigu sugalvosi antrą dieną važiuoti, tai šitą epizodą pamatysit. O jeigu ne, tai kažkaip reiks suktis iš vieno. Tai va, jeigu ką, tai iki rytojus. Pažiūrėkit, kaip pasikeitė viskas. Šitoj vietoj tai iš vis net vandens nebuvo per naktį. Ant tiek pakilo vanduo. Nu, žinokit, kad ir oras blogas, prastas, bet neiškenčiau, vis tiek atvažiavau. Nu, žinokit, rūpi dar pagauti šapalą. Šiandien ir vėjas tas mažesnis. Tai pabandysim, kaip čia kas. O, gal čia kaip vanduo pakyla per naktį, šakės. Nu, pažiūrėsim, ar neturės čia įtakos. Nu ką, bandom pagauti šapalą. Yra šapalas. Labai gerai. Jei kaip nenoriu pasiduoti.
Reiškia, antros dienos atvažiavimus nenuėjo veltui. Liuks. Pašuolis. Yes. Nu, antrą dieną reiškia, nenuėjo veltui. Ką, bandom toliau. Ką turim antrą žuvį? Šitos pačios vietos beveik. Ai, prieš tą srovę kaip malonu. Nenori ateit pas mane. Priešinasi gerai. Nėra mano labai didelių, bet vis tiek labai smagu. Tyka. Kaip nenoriu pasiduoti. Nu, netoks ir mažas. Pažiūrėkit, va kaip į patį lupytės. Viršutį čiutkas įkabinęs kabliukas. Labai gražus. Ne. Tete. Nu, antra žuvis, antrą dieną. Labai gerai. Nu, ar nepasigailėjau, kad atvažiavau antrą dieną. Nes oras tai buvo ir snygo. Žiema, ne pavasarį. Bet va. Dvi žuvis. Vakar pagavau tik vieną. Tai sakau, surizikuosiu, atvažiuosiu šiandien. Iš 2 dienų, sakau, gal pagausiu antrą dieną, bus truputį įdomiau ir jums kažką parodyti. Tai va, nuojauta nenuvylė. Dvi žuvis labai smagu, atvažiavau gal prieš kokį, nežinau, 30-40 minučių. O vakar prasidaviau beveik pusę dienos ir tik viena žuvis ir vienas kibimas. Ir šiaip šiandien labai gera, nei vėjo nėra. Ta plūdė labai gali, kaip sakiau, koreguoti. Pravedimą, viskas labai gerai matosi. Neneša valo, pasaka ir žuvis kimba.
Labai fainas oras. Nei to vėjo nėra, pasaka. Tik jeigu būtų biški šilčiau, tai būtų labai gerai. Ką, baigiau žvejybą antros dienos. Sakyčiau, tikrai patiko ir pavyko. Pagavau 2 žuvis, iš viso per 2 dienas 3, turėjau dar keletą kibimų, bet neužkirtau. Tai vat, sakyčiau, žvejyba pavyko, atsidarimas pavyko, bus ir jum ką parodyt, galbūt pasimokysit iš kažko. Taip, kad susiprenumeruokit kanalą, pamatysit video pirmi, parašykit komentarą, kas patiko, kas nepatiko. Parašykit, ar jūs atsidarėt šapalų sezoną. O dėl kitos žuklės net nežinau, galit ir į komentarus parašyti, galbūt ką norėtumėt pamatyti kitą epizodą. Šiaip galvoju, galbūt vienas iš variantų yra važiuoti žiobrių, o kitas variantas pabandyti šapalą sugauti su dugninė. Tai galit pasirinkti šitų variantų arba pasiūlyti savo variantą, parašykit po komentarą. Tikrai bus įdomu paskaityti, ko jūs norit ir ką norėtumėt pamatyti kitame epizode. Taip, kad ačiū, kad žiūrėjot ir iki greito.